Seseris švenčiausios trejybės paslaptys, kurie bažnyčia visame pasaulyje šiandien švenčia. Šita paslaptis yra mūsų tikėjimo šerdis. Ir tai dėl to, kad mes ją prisimename kiekvieną kartą, kai, pavyzdžiui, persižegnojame vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, arba kai kalbame garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Mes nuolat maldoje, liturgijoje, mes nuolat primename apie trejybės paslaptį. Tačiau tai be abejo yra sunkiausiai suprantama paslaptis. Įsivaizduokime, kad netikintis žmogus mūsų paklausia, pasakyk, kas yra trejybė? Mums būtų labai sunku atsakyti. Ir iš tikrųjų sunku suprasti, kad Dievas yra tuo pačiu metu trys ir vienas. Ir nereikia jaustis kaltiems, kad nesuprantame šios paslapties. Tai normalu. Net didžiausi bažnyčios teologai nesugebėjo jo suprasti iki galo. Šią temą papasakosiu istoriją apie šventąjį Augustiną, kuris buvo didis teologas. Vienas pasakojimas byloja, kaip šventasis Augustinas, vaikščiodamas pajūriu, mąstė apie švenčiausios trejybės paslaptį ir troško ją suvokti. Netikėtai pamatė mažą berniuką, žaidžiantį ant pajūrio smėlio. Berniukas bandė savo saujele perpilti jūrą į duobelę, išraustą pakrantėje. Didysis teologas pasiteiravo, ką berniukas nori padaryti, o šis atsakė, noris perpilti jūrą į duobelę. Šventasis Augustinas nusišypsojo, tai neįmanoma. Ir išgirdo berniuko atsakymą. Man lengviau perpelti jūrą į šią duobelę, negu tau savo protu suprasti švenčiausios trejybės paslaptį. Tai pasakęs berniukas pranyko, o šventasis Augustinas savo protu pajuto dangaus pamoką. Taip, žemėje mes niekada nesuprasime šios paslapties, tačiau mes galime bandyti. Pripažindamas, kad negali iki galo suprasti šios paslapties, šventasis Augustinas pasistengė ir parašė didelį traktatą apie trejybę. Taigi ir mes dabar pabandykime kartu pažvelgti į šį slėpinį. Mes visi žinome, kad Senasis testamentas pabrėžia, kad Dievas yra vienintelis. Tuo metu Izraelis buvo vienintelė tauta, kuri tikėjo vienu Dievu. Visos kitos tautos aplink Izraelį tikėjo, kad yra daug dievų. Todėl Dievas auklėjo Izraelio tautą tam, kad tvirtai tikėtų vienu Dievu. Ir kaip ir Senojo testamento žydai, mes taip pat tikime, kad yra tik vienas Dievas. Ir po šio pamokslo kartu išpažinsime, tikiu į vieną Dievą. Paskui, Naujojame testamente Jėzus palaipsniui atskleidė, kad šis vienas Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kitaip tariant, Jėzus atskleidė, kad vienintelis Dievas turi tris veidus. Pirma, tai Tėvo švintintis veidas, išreiškiantis galą ir švelnumą. Antra, tai Sūnaus veidas,
atsigręžęs į tėvą, kuris yra jo šaltinis. Ir trečia yra šventosios dvasios veidas. Tai veidas meilės, kurį vienija tėvą ir sūnų. Didysis ikonų dailininkas, tapytojas Rublovas, kuris buvo paskelbtas šventuoju, nupiešė šiuos tris Dievo veidus ant trejybės ikonos, kurią šiandien čia pastatėme. Jei atidžiai pažvelgiame į šią ikoną, mes pamatome, kad trys asmenys sėdi aplink stalą, ant kurio stovi taurė. Stalas su viena taurė trims asmenims yra bendrystės simbolis. Švenčiausioji trejybė yra bendrystės slėpinys. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia sudaro meilės bendrystę. Yra trys skirtingos asmenybės, trys skirtingi veidai, bet yra vieningi meilės bendrystėje. Taigi Dievas iš esmės yra bendrystė. Ir tai apšviečia tai, kas esame. Biblijos pradžioje yra parašyta, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai reiškia, kad yra tam tikras panašumas tarp Dievo ir žmogaus. Ir tai dėl to, kad Dievas yra bendrystė, kad žmogus, kiekvienas iš mūsų, taip trokšta bendrystės. Bendrystė yra taip svarbi žmogui, nes Dievas yra žmogaus modelis. Modelis, kuris yra bendrystė. Praeitą sekmadienį buvo beta kursas. Tai kursas, kuriame per 2 metus studijuojamos pagrindinės tikėjimo tiesos. Ir praeitą sekmadienį vyko dalijimasis, vadinasi derlos ratas, kurio metu kiekvienas dalijosi tuo, kas jam buvo gera per šį kursą. Ir daugelis dalijosi tuo, kad kurse jie patyrė bendrystę. Tai pasakytina ir apie kitus kursus, pavyzdžiui Alfa, kuriuose dalyviai atranda ne tik gyvą tikėjimą, bet ir bendrystę bažnyčioje. Daug žmonių manė, kad bažnyčia yra šalta ir moralizuojanti organizacija, kol vieną dieną jie atranda, kad bažnyčia yra šilta ir broliška. Jie atranda, kad bažnyčia yra bendrystės vieta. Tada bažnyčia traukia, nes žmogus trokšta bendrystės. Šis bendrystės troškimas glūdi mumyse, nes esame sukurti pagal paveikslą Dievo, kuris yra bendrystė. Bendrystė Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir kai mes esame bendrystėje vieni su kitais, mes tam tikrą prasme esame panašus į Dievą. Bet kai trokštame konflikto, karo, nesantaikos, tada mes nebebūname panašus į Dievą. Dievo paveikslas tada yra sugadintas. Jis nebėra panašus į savo modelį. Ir Jėzus atėjo, kad išgelbėtų Dievo paveikslą mumyse. Jis atėjo, kad išgelbėtų mūsų gebėjimą vienytis vieni su kitais. Jis atėjo, kad išgelbėtų meilę ir bendrystę. Jei krikščionių religija yra meilės, taikos ir bendrystės religija, tai todėl, kad jos šaltinis yra trejybė,
kuri yra meilės bendrystės slėpinys. Šiuo požiūriu geriau suprantame, kad krikščionių misija, mūsų misija, yra kurti ir kitiems siūlyti bendrystės erdvės, pavyzdžiui šeimas, kuriuose mylimi vieni kiti, broliškas visuomenės, paguodos ir rūpestingumo vietas ir panašiai. Praėjus 300 metų po Jėzaus Kristaus, krikščionių religija tapo svarbiausia Romos imperijos religija. Ir tai buvo pasiekta ne smurtu ir kardu, bet krikščionių liudijimų apie meilę ir bendrystę. Nepaisant persekiojimų, pagonys atsivertė į krikščionių tikėjimą, nes juos sujaudino krikščionių meilė vieni kitiems ir nekrikščionims. Taigi šiandien prašykime Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, kad jie padarytų mus bendrystės asmenimis, kaip jie patys yra bendrystės asmenys. Tai patirsime tikrąjį džiaugsmą, kuris yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios amžinojo džiaugsmo atspindys. Amen.